Labai gerai. Atsargiai, numažinti. Su, tie konservų visokių. Žiūrėjau sunku. Sniegas kažkur. What's up? What's up? What's up? Damn. Ai, makė. Bet ten Nu ką? Gurmanai, ką kepim? Nu, čia. Dabar galim virškinį dalį. Nu ką žmonės, kai einate žygį, būtinai pasiimkite šitos produktą. Būtinai imkite šitos dalykus. O tavo vienkartinis? Jie šildo labai gerai. Bet tu nupirkai. Šitas geras bus, geras. Tai mes šitą jau prapylėm. Nice, rado. Jeigu trumpai. Viskas yra labai blogai. Laužas nesusikūrė. Mes pro kilometrą papelkės ėjom, visi pilnai šlapi. Laužas neįsikūrė. Maisto nėra. Šalta tamsu. O dabar kiek? Kokios 8? Dabar, nu jo, pusė 8 kokių. Pusė kokios 8? Pusė? Va, čia taip įsikūrėm. Aš nemiegu dažniausiai iki 2 nakties, o čia pusė 7. Palapinės nors vos kažkaip Va, pasakėm. įsikūrėm prie ežeriuko čia. Gražu viskas, tik kad šalta biški ir tamsu. Jau išlapė. O, jau. Ui. Tai va, mes dabar gaminsimės vakarieniai makaronus. Sušilsim biški. Gal tik lauželio nėra. Būtų lauželis, būtų dar šilčiau. Nu ką, atsikėlėm ryte, pavalgėm savo pusryčius, susidėjom savo daiktus. Va čia mūsų mažas lauželis. Taip pat rekomenduojama dėti savo maišus prieš užinant batus, nes jie gali labai gerai apsaugoti, jeigu jūs netyčia įlėtumėte, pavyzdžiui, netyčia pelkės, kaip vakar buvo, ir sušlapo batai. O taip tai jūs saugosite savo kojas, nesušalsit ir bus visas tvarkoj. Bet po to, jeigu sušalsim kojas, kokių pradžių, tai žiūrėjau, blogai bus. Nu čia kelias bus labai fainas. Atsargiai. Viršaus kažkas šalta? Kojų. Nu truputį. Geriau nei praeitą kartą buvo. Aš jau pavargau. Praėjom gal 100 metrų. Bet antrą dieną tai labai. Filmuoj. Nu, dabar. Šaunuolės, uuu! Aš jeigu šiandien pasipildžiau. Dabar tau tiesiog, nu eik. Lėkit. Seni tavo kojas jau visos pamirus. O, šaunuolės. Uuu! Perėjo. Šaunuolės! Žiūrėkit, kuprinės siunčiam. Jo. Tai gerai, oi, klausyk, čia jau žinok problema. Dar vieną. Ne, užteks. Eik, vai, Davidai. Bet nesu. Šaunuolės, za. Ne, tai duosi man, tada aš tave filmuosiu. Davai. O, puikiai. Gerai. Telefoną mes. Ne, tai aš taip ir eisiu. POV. Gerai, gaudai? Dabar. Nu. Šiandien viską reikės įdėti. Jo. Ir rodys savo batus. Visas šlapė. Nėra sausų dalykų. Trečias dublis. Tavo pirštus nesimato?
Valgom pietus. Arbatą. Jo, arbatą jau viskas išviriam. Liko 7 kilometrus. Viskas nuplovytas. 6 5. Jau pavalgiam. Su tavim kalbėjau, problemas atsirado. Ne, reportažas. Tai ką žmonės, mes jau pastatėm savo palapinės, jau naktis. Ir dabar bus drip check. Ką sėdimai, kiek tu turi aprangų ir po kiek? Tai kad žmonės suprastų, ką su savim imti, pasakysiu, kad praeitą naktį buvo šalta. Tai dabar aš apsirengiau 5 kojines, 3 kelnes ir 1, 2, 3, 4. Ai, praeitą kartą buvo 3, šį kartą 4 viršai. Dabar dar kepurę užsidėsiu, ant šaliką užsidėsiu, kilimėlės ir šitas. Ir aš tikiuosi nebus šalta. Aš kaip -1 temperatūra. Davidai, ką tu pasakysi šioje vietoje? Deividas tiesiog šalta, nes jis nepasiruošęs. Deividas tuk lerva. Jis nepasiruošęs. Tai mes kartais pasiglaudžiam vienas prie kito. Tai jo, irgi reikia žinoti, su kuo miegoti, nes tenka prisiglausti, tai jeigu numiega kažkas, kas jums yra nefainas, tai prisiglausti prie nefainų. Jo. Visų pirma, aš turiu mėgmaišių žiūrė fainų, nu aišku. Pripučiu mes mėgmaišius yra visai faina, bet jie reikia pačiam pripūsti. Negi jeigu sako, kad jis pats prisipučia, reikia pačiam. Ir jeigu esi džigai, įsigykite kilimėlius, kurie yra pripučiami. Tai visų pirma, aš turiu 2 koinas, ne kaip pasirema 4, 2 koinas. Turiu 2 kelnes, vieną termą, vieną paprastą kelnį, tokį normalų. Ir turiu 2 ant viršaus. Turiu termą, maikutę ir turiu va dabar dar tahutį. Ir dar užsidėjau šaliką tokią, kuri pusiau yra ant galvos, pusiau ant gerklės. Ir dar, kas dar yra? Ai, dar kapšonas. Kapšonas. Tai sakyčiau visai dabar gerai, bet naktį bus visiškai šalta, -4 laipsniai. Davai, 30 sekundžių apie šiandienos dieną, čia tipo interviu ir einam miegoti. Tai žodžiu, buvo nesunku keltis, bet per pietus labai, vat kai einat žygį, neužsidėkit ant savęs labai daug rūbų, kai pavyzdžiui žygiuojat, nes tie rūbai jūs galite labai stipriai prakaituoti ir po to žiūrėti stipriai sušalti. Dabar guli striukė džemperiai, kur yra visiškai šlapi ir smirda. Nu, prakaito. Jo, prakaito. Ir žiūri nefaina. Tai va, jeigu varot, tai termo ir toks vienas paprastas hudit, kuris nėra per storas, jums užtenka žygiui. O jeigu mėgų, tai va, kai mes ką tik jau jums išpasakojau. Aš šiaip apie dieną. Kas buvo? Aš šiaip apie dieną. Diena buvo labai sunki, aš taip pasakyčiau, bet ne tiek sunkiai kaip buvo vakar, nes vakar mes grinai per pelkius turėjom eiti, labai nesuplanuotas dalykas. Tai va, žodžiu, apie 2-3 valandas mes pavėlavom ir 2-3 valandas mes vėliau atėjom į stovyklavietę. Ir žodžiu, buvo labai tamsu. Paskutinius 4 kilometrus ėjom visiškai tamsoje. Jo, ir buvo žiūri baisu, nes grinai iš abiejų pusių miškai, tokia vienas kelias ir nežinia, kas gali atsirasti kitoj pusėje. Gerai, jau filmuojam. Taip, vat, mes taip džioviname drabužius virš laužo. Džemperiai labai negerai, bet geriau šiltas ir sausas negu smirdantis. Selimai, kaip sekas prižiūrėti laužą? Gerai, kartais laužo mažiau, kartais daugiau, bet mes dirbam. Ar sunku? Pradžioje buvo žiūrėti sunku. O dabar? Viskas šlapia. Dabar netgi jeigu šlapiai primeti, tai jis greitai išdžiūsta ir dega. O Laurinas neš dabar puodą. Im puodą. Neša puodą. Toj veidą parodysim Laurinę. Padėk puodą. Va, dėdam čia puodą. Bus taip pasvyrę, bet šiaip tai viskas gerai. Bet jis nelenda. Nu, vat nelenda. Va. Va, ir laikosi ir uždaryta. Bet tai galbūt... Čia dar kiaušinėlio galima pakepti. Ei, ant to. Kas garuoja? Vis dar džiovinam. Žiūrėkit, mano batai... Kaip garuoja miegmaišis, kuris yra visiškai peršlapęs. Vat batai, kaip batai džiūsta. Nu, va, galit patys vertinti. Šviesi dalis yra sausa, čia šlapia, tai matosi progresas kažkoks. Tai ką, paskutinė diena, viskas. Jau pradėjom rimtai žygiuoti link mūsų paskutinės vietos prie stoties.
Tai, žodžiu, laikas gauti refleksiją iš kitų. Tai, Deividai, kaip tau buvo ši naktis? Dėl to, kad aš miegojau iš šono, aš buvau visas lyčiai šlapęs, kaip ir miegmaišis, nes buvo lietus. Mane va šitas žmogus stumė tiesiog žoskai. Tačiau pradžioje aš dar kontroliavau, plius minus. Kontroliavau, kad man būtų vietos biški. Naktį mane taip pastumė tiesiog. Aš buvau tiesiog tą palapinį į vieną pusę nukreipęs. Nes aš buvau tiesiog su veidu tiesiai tą palapinės šoną. Tai aš visas šlapęs buvau, labai šalta buvo, bet kaip ir miegojau šiltai, nes keturiese buvom. Bandžiau naktį jį pastumt, bet po kelius sekundžių mane atgal tiesiog į palapinės krantą. Ir tai nėra juokinga iš tikrųjų. Ir aš nežinau, kodėl su juokiasi. Gerai, tai kokią pamokėlį galim būtų išmokti šito? Nemiegos susilimo. Gerai. Kaip tu galvoji? Kaip tau naktis buvo? Mažiau miegojau, daugiau tiesiog gulėjau. Buvo sunki naktelė. Be miegmaišio realiai tai šiandien buvo pragulėta. Jo. Miegmaišis buvo. Vanduo tiesiog išplito miegmaišė nuo ryto iki vakaro. Dėl miegot buvo labai nefaina. Kaip tau naktis? Ir šilta buvo. Deividas susilaikė, judėjo pirmyn atgal. Bet man buvo ne tik Deividas, man buvo ir Jusufas iš šitos pusės, kuris mane visą laiką stumdė. Tai mane Laurinas irgi stumdė. Tai aš sakau, Laurinas man, Jusufas mane, aš Deividą. Deividas mane, aš Jusufas Lauriną. Galim nukvesti. Reikia tą 0,5 jungti ir prie veido prikišti. Aš viršaus. Jau žinai, kaip būna iš viršaus. Eik tu. Pažiūrėk, kaip savo. Bet jis Dabar spirs. Eik tu savo, jis milžiniškas. Tas tokias durnas, bet nesuvokia, kaip paprašyti. Nebijo. Pas mane. Jo. Žinot, kas dar turėtų bijoti? Žmogus, kuris nėra apsidraudęs. Nu ką žmonės liko 3 kilometrai iki sustojimo? Ten toks. Pavojinga teritorija. Oi, palaka. Ai, jo, čia poligonas. Žodžiu, žmonės, mes arba pasieksim mūsų tašką, arba atsveiksime. Kas mums bus? Nušauti. Bus nušauti. Žodžiu, patarimas toks. Imkit daugiau šokolado, daugiau čipsų. Ir jeigu įmanoma, picą. Nes valgyti labai nori. Taigi. Laurinai sveikas, gal truputį papasakosi, kaip jautiesi, ką jauti, nes mes esam grinai beveik prie finišo, liko 1,5 kilo. Taip pasakok. Didelio nuovargio labai nėra, kojas biškis skauda, bet sakyčiau, žygis buvo praeitas be kažkokių nusiskundimų didelių, tiek dėl manęs ir dėl visos komandos. Tai manau, sėkmingai praėjome žygį. Tai tiek iš manęs. Deividai, turi papildyti? Ką pasakyti reikia? Kaip tau Kaip šiandien bendrai, ne? Arba bendrai, arba jo, nes liko 1,5 kilo. Žodžiu, mes, komanda, per 4 dienas turėjome praeiti 82 kilus. Šalta, lietus, palapinės, va tokia istorija. Ane? Maistas, nu aš patilėsiu, tipo grykis su majonezu, nu čia jau kita kalba, ne? Bet mes tai padarėm, liko gal kilometrą su kažkuo. 81 kilas padarytas, jau įveiktas. Mes vis dėl prieinam jau prie geležinkelio antrą kartą ir teks tiesiog tiesiai eiti. Tai kaip tau bendrai arba šiandien žygis, tai žinai, kad liko kilometras ir 400 metrų iki mūsų vietos, kur baigėsi žygus. Kalbant apskritai, visas žygis Ja. turbūt buvo vienas iš sunkiausių, vienas iš ekstremaliausių žygių, kurioje aš buvau. Iki šiol esu buvęs tik tai 3 žygiuose, ten po 2-3 dienas, aišku.
Bet ten mes ėjom per vasarą, tai aišku buvo šilta, mažiau daiktų reikėjo rinkti. O čia kaip tik dar per žiemą ir 4 dienas, tai čia daug daugiau reikalavimų ir visko atsakomybė. Ar mes išgyvenom? Išgyvenom, bet aišku, kaip kilometrus, bet išgyvenom tikriausiai. Aišku, visas skauda, man dabar kojas va 3-4 pusės dabar pirštas yra, jos žiauriai skauda. Vandens nebeliko dabar. Bet kadangi pabaiga, motyvacijos viršui. Ir jo. Kaip tau žygis aplamai ir šiandienos diena, žinodamas, kad liko apytiksliai kilometras jo? Nu, šiaip žygis visai neblogas buvo. Giliai tėvus daug blogiau. Žinant, kad einam pačioj jau vėlyvo rudenio pabaigoj. Tai tas oras, kokį mes turėjome, turbūt geresnė ir negalėjo būti. Tai šiaip su oru ir labai pasisekė. Vėl nesijautė taip blogai žygis. Sėlimai. Aha. Įpusėjome paskutinį kilometrą link mūsų stotelės namo. Kaip tau buvo šios nuostabios 4 dienas Labanoro girioje ir pati paskutinioji, 4 ir pati lengviausia? Šiaip faina viskas. Pirma diena buvo taip bjauriausia, blogiausia. Bet kaip Gediminas minėjo, iš rudenio mes nieko geresnio tikėtis negalėjome, o šiaip žiūri, mums buvo palanki aplinka, temperatūra, oras ir visas kitos sąlygos. Kaip minėjau, pirma diena buvo blogiausia ir maniau, kad viskas teks užbaigti žygį. Bet kai pergyvenom tą dieną, išgyvenom, tai supratom, kad gyventi galima, eiti galima, kad jau viskas kitas buvo normaliai. Fiziškai sunkoka, tačiau čia visas žygis labiau ne fiziškas daiktas, toks moralinis, psichologinis, ar tu ištversi ar ne. Ištveriam, eiti dar teks. Šiaip faina, čia. Nu va, viskas. Matot? Filmuoju. Va, mokytojas ir Tautvydo vertintojo mašinas. Va. Visi labai laimingi. Va, Tautvydas. Pasakykit kažką kamerai. Nu, šaunuoliai. Tikėjausi, kad bus galbūt mažiau linksmų veidų. Labai džiugu, tikrai šaunuoliai, sveikinu ir thumbs up. Tai ką, iškilmingai skelbiam žygio pabaigą. Auksas įveiktas. Tai va, tai reziumė toksai. Tikrai dar kartą šaunuoliai, sveikinu.